Gyventi mieste yra menas, tačiau meno gyventi reikia mokytis. Egzistuoja didelis skirtumas tarp būti ir gyventi mieste. Iš karto galima pajusti miestus, kurio gyventojai moka gyventi. Tokie miestai draugiški, dėmesingi ir atrodo, kad kiekvienas tokiame mieste yra savas. Tokie miestai, net būdami labai dideli, yra lengvai apkabinami. Tai savas miestas. Čia Nuno Vazos, menininko iš Portugalijos, darbas Sūpuoklės. Tačiau aš jį vadinu treniruokliu, kuris moko gyventi mieste. Egoizmas yra labai blogas būdas gyventi mieste. Net vienas pasisupti negalite. Pasisupkime. Mieste visada galvokite pirmiausiai apie kitą, o ne apie save. Pasisupkime. Matykite aplinką, jauskite vienas kitą ir mieste bus gera gyventi. Pasirinkite teisingai, prisiderinkite prie miesto. Dydį, automobilį, butą, namą, savo poreikius. Neskubėkite ir mėgaukitės gyvenimu mieste. Jauskite kitą, matykite ir sekite aplinką. Ir tada išmoksite gyventi mieste. Tada miestas bus visiškai kitas. Miestas bus savas. Sūpuoklės tai tarsi miesto simbolis. Svarbiausiai – balansas.